Laba diena visiems. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai yra pirmasis mano video, todėl labai jaudinasi. Ir atleiskit, jeigu šiek tiek pinsis liežuvis ar bėgios mintis. Pažadu ateityje su patirtimi pasitaisyti. Taigi, kam skirtas šis video? Šio video metu norėčiau trumpai apžvelgti, kas tai yra coachingas ir kaip vyksta coachingo sesija. Kadangi sulaukiu iš aplinkos klausimų apie tai, supratau, kad ši informacija tikrai gali padėti susipažįstant su šia sritimi. Taigi, coachingas iš esmės yra metodas, įrankis, kuris skatina žmogų mąstyti. Coachingas turi labai daug technikų, kurių pagalba žmogus savyje randa visus tinkamiausius tai situacijai atsakymus. Coacheris tuo tarpu savo klausimais skatins jūs mąstyti ir ieškoti tų atsakymų. Deja, bet coacheris negalės jums patarti, duoti konkrečių atsakymų, nurodyti kryptį. Tačiau jis, kaip ir minėjau, užduos specialius klausimus iš to, ką jūs kalbate, kurie padės jums savyje rasti atsakymus. Kai žmogus savyje randa atsakymus pats, o nesulaukia jų iš išorės, tuomet veikti motyvacija būna visai kitokia, nes tai yra jo atsakymas, ne kažkieno kito. Taigi, kaip vyksta coachingo sesija? Pačioj pradžioje coacheris kartu su klientu išsiaiškina, ko klientas tiksliai nori. Koks būtų šios sesijos tikslas? Tikslas turi būti aiškus, išmatuojamas, apibrėžtas, todėl pradžioje tai ir atliksime. Sekantis žingsnis bus išsiaiškinti, kokio rezultato klientas nori pasiekus šį tikslą. Koks tai rezultatas, kuris jį tenkintų. Ir laiko tėkmėje, kiek tai galėtų užtrukti pasiekti. Kai visą tai išsiaiškinam, keliaujam toliau ir ieškom priežasčių, kodėl iki šiol šio tikslo buvo pasiekti ar šios problemos išspręsti neįmanoma. Kas trukdė? Galbūt tai įsitikinimai, galbūt tai kažkokias skirtingos vertybės ar kiti dalykai. Tik tikslas šiame etape ir būtų išsiaiškinti, kokia tai yra priežastis, dar vadinama šaknis. Taip, tai gali būti ir dažniausiai būna tie iš vaikystės kažkokie išgirsti žodžiai, kažkokias tėvų, artimųjų, pažįstamų išsakytos mintis, kurios įsirašė jūs kaip programa, kaip įsitikinimas ir visą gyvenimą jūs lydi ir neleidžia sąmoningai rinktis, sąmoningai veikti. Išsiaiškinus tą pagrindinę priežastį, kuri trukdo jums pasiekti tikslą, mes tą priežastį perprogramuojame. Skamba sudėtingai, bet taip nėra. Viskas žingsnelis po žingsnelį, naudojant tam tikras coachinginės arba neurolingvistinio programavimo technikas. Jums jų žinoti nereikia, tai yra coacherio darbas. Ir aš jūs saugiai pravesiu pro šią dalį ir mes jūsų tą pirminę priežastį perprogramuosim, tam, kad galėtumėt ramiai be jokių trikdžių pasiekti savo norimo tikslo. Tai padarius keliaujame toliau ir numatome pirmuosius žingsnius, kuriuos klientas atliks, kad galėtų tikslą pasiekti. Taip, tai nėra tik tai pokalbis, kurio metu jūs išsikalbėt, pasipasakojote, kas jums kelia nerimą, sužinojote pirminę priežastį ir viskas, ir paliekame čia. Nekeliaujam toliau ir numatome pirmąjį žingsnį, tai yra jūs numatote savo pirmąjį žingsnį, pagal savo pajėgumą, kurį galėtumėte atlikti, kad tą tikslą pasiekti. Žingsnelis gali būti labai mažas, žingsnelis gali būti labai didelis. Tai jau priklausys nuo kiekvieno iš jūsų noro veikti, nuo jūsų temperamento, nuo jūsų charakterio ir nuo problemos sudėtingumo, žinoma.
Tai pirmasis žingsnis bet kuriuo atveju bus numatytas, jį numatysite jūs pats, apsibrėšite pats laiko limitą, kuriame jūs tą žingsnį įgyvendinsite. Ir žinoma, numatysim būtinai trikdžius, kurie gali jums trukdyti. Tai žengti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus, kai išeina iš coachingo sesijos, jau motyvuotas ir norintis veikti, nutinka tiesiog gyvenimas. Išėjus pro duris, vėl žmogus įsisuka į savo kasdienybę, į savo aplinką, nes aplinkoje kol kas niekas nepasikeitė ir motyvacija veikti po truputėlį mažėja. Žmogus pradeda galvoti, ar tikrai man čia to reikia, ar tikrai čia tas klausimas jau toks baisiai aktualus, kad jau negaliu aš čia tverti. Ir atsiranda natūralus vidinis pasipriešinimas. Iš kur tas pasipriešinimas? Taigi tai dalyvauja mūsų brangus protas, kuris visomis savo išgalėmis kovoja už pastovumą. Kad niekas nesikeistų, kad tik nieko žmogus nesugalvotų keisti, daryti kitaip. Protas nori, kad viskas būtų taip, kaip buvo. Taip, kaip jis žino, iš patirties, iš praktikos, iš jau buvusių veiksmų, kad viskas būtų aišku, konkretu ir nieko naujo. Nes nauja tai reiškia, kad yra galimybė suklysti, yra galimybė nepasisekti. Galimybės bet kokios gali būti, kad įtakos pokyčius. Todėl protas nori jūs nuslopinti, kad palauk, ar čia tau tikrai taip jau labai aktualu ir blogai. Gal tu grįžk į savo vėžes, į savo darbą, į savo šeimą, į savo situaciją, į savo problemas, į viską, bet tai yra saugu, tai yra ramu. Ir nieko keisti tau nereikia. Tai tas pasipriešinimas yra normalu ir jis ištinka visus žmonės, kurie nusprendžia keistis. Todėl coachingo sesijos pabaigoje numatysime trikdžius, kurie galėtų trukdyti. Galbūt tai darbo aplinka, konkretų žmonės, kurie galbūt jūsų nepalaiko ir visada jūs nugesina. Galbūt jūs pats žinosite, kažkoks vidinis kritikas jums visada kažką sako tą patį, taip? Nepasitikė savim, nežengsit, nepasitikėsi savimi, nepavyks tau, taip? Tas vidinis kritikas galbūt visada jūs slopina. Jeigu jūs tai žinote savo šią probleminę dalį, kurią tarp kitko ir aš pati turiu ir bandau susidraugauti, tuomet galima numatyti taip kaip trikdį. Ir galime nuspręsti, ką daryti tokiu atveju, jeigu tas vidinis kritikas išlys. Jeigu aplinkoje yra kažkoks žmogus, kuris visada jūsų nepalaikys ir norės jūs nuleisti vadinamai ant žemės, numatysime visus trikdžius, kurie galėtų jums sutrukdyti žengti tą pirmąjį žingsnį. Tai yra labai naudinga, nes kai ateina tas etapas, kai tą žingsnį žengiate, ir nutinka būtent tas trikdis išlenda, jūs jau žinote, kaip elgtis, kaip reaguoti, nes tai būsime numatę. Ir jums tai bus ramiau ir daugiau motyvacijos vis dėlto nesustoti, o žengti. Taigi, tai sesijos metu mes visą tai apžvelgsime ir jūs galėsite ramiai spręsti savo problemą. Esmė tame, kad vis dėlto klientas prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Aš kaip coacherė prisiima atsakomybę už tai, kad surasti giluminę priežastį, kodėl taip vyksta ir kad jūs motyvuočiau. Tačiau pagrindinis darbas vyks už coacherio durų, kai jau grįšite į gyvenimą ir reikės žengti tuos žingsnelius. Žinoma, visada galėsite man paskambinti, parašyti žinutę ir sulaukti iš manęs palaikymo, jeigu kažkoks neramumas, nepasitikėjimas išlenda, visada jums padėsiu. Taigi, coachingo sesija taip ir vyksta. Paskui, jeigu yra poreikis, galime susitikti dar kartelį. Jeigu jausitės, kad šitą problemą išsprendėte 100% ir esate patenkintas rezultatu,
galime ir nesusitikti arba susitikti jau su kitu klausimu, su jau kita užklausa, spręsti toliau. Taigi čia jau bus jūsų pasirinkimas. Taigi va taip ir vyksta coachingo sesija. Nieko baisaus, bijoti tikrai nereikia. O jeigu baimė yra, tai žinokit, kad po baimė visada slypi didžiausias potencialas. Kaip ir aš bijau daryti šį video, nes tai yra nauja, bet suprantu, kad po šią mano baimę ateityje turbūt tikrai išlys gražūs dalykai ir aš tą baimę peržengiu, tai kviečiu ir jūs įveikti savo baimę ir nebijoti mano slenksčio ant durų, nes žengus tą slengsnį čia laukia jūsų nauji atradimai, savęs pažinimas ir švaresnis, gražesnis, prasmingesnis, aiškesnis ir sąmoningesnis gyvenimas. Todėl labai tave kviečiu užsukti ir prie kakavos puodelio pasišnekėti, paieškoti atsakymų ir išdrįsti tai padaryti. Pirmoji coachingo sesija, kaip ir minėjau, yra nemokama, todėl neturi ko prarasti, tik tai gali gauti. Tikrai pažadu iš visos širdies, kad čia yra saugu pas mane. Čia yra ramu ir aš tavimi tikrai pasirūpinsiu. Pasirūpinsiu tavo emocijom, pasirūpinsiu tavo gerbūviu ir tikrai padėsiu tau surasti visus atsakymus. Todėl nieko nelauk, griebk telefoną, griebk kompiuterį, planšetę ir skambink, rašyk, susitarsime jums patogų laiką. Ir labai lauksiu mūsų susitikimo ir naujų atradimų. Tai ką, dabar palinkėsiu geros jums dienos, o aš einu atsigerti vandens, nes pirmasis kartas kūnas priešinasi, bet aš įveikiau jas. Todėl labai laukiu ir iki greito. Iki.